Taip, komandos branduolys tai mūsų panevėžiečiai patriotai Stašaitis, Staškūnas, Griškėnas ir tas pats Viljamsas, tai yra komandos branduolys, tarkim, ir mūsų Panevėžio jaunimas. Mūsų Panevėžio jaunimas, kuris pernai kai kurie žaidė gal regioniniai lygoje, žaidė čia už vietinę sporto mokyklą, o bandysim pasitenkinti, kaip sakant, mūsų klube. Ne tik panevėžiečiais ir amerikiečiais. Aš nemanau, kad čia yra didelis skirtumas, kada jį pradedi ruoštis, ar tai prieš mėnesį, ar tai prieš 2 mėnesius, ar taip žinai. Svarbiausia yra ruoštis gerą nuotaiką, svarbiausia yra ruoštis tikslingai ir teisingai ir gerai, o kaip tas pavyks, mums mes matysim pradžioj sezono oficialiuose rungtynėse. Lengvos varžybos tai būtų neįdomios varžybos, norėtumėm, kad būtų kažkokios intrigos, tai be abejo. Norėčiau iš karto būti dėkingas į priekį, kad palaiko mūsų komandą, kad palaiko mūsų strategiją, kokia mes komplektacija komandos ir panašiai. Norėčiau palinkėti garsių balsų ir taip pat didelės ištvermės stebint mūsų rungtynes. Treneris žadėjo, kad turėsim gerą centrą, tai viskas turbūt priklausytų irgi nuo jo žaidimo, koks jisai bus tas mūsų centras. O šiaip, viską savo darbu pasieksim, žiūrėsim, susižaisim gal su pačiais vyrais, vyrams, aišku, kuo daugiau laimėti, kad nepadaryti, kaip sakyti, savo miestui tokios gėdos, kad vis tiek atstengsimės įrodyti, kad mes dar kažką galima ir laimėti ir nenuvilti žiūrovų savų. Ir turbūt ne vienas čia patirs mūsų pasipriešinimą rimtą ir tikėsimės daug pergalių dar namuose tuo labiau.